Labas, sveikinuosi iš centrinio Kauno turgaus. Šis ruduo apdovanojo gausių moliūgų derlium. Ir gana valgyti moliūgų sriubą, išsikepkime moliūgų keksiukus. Susismulkiname moliūgą. Susipjaustome riekelėmis. Ir kepame orkaitėje apie pusvalandį 200 laipsnių temperatūroje. Moliūgai iškepė, dabar juos išskopsim ir sutrinsim iki tyrelės konsistencijos. Sudedu jogurtą. Supilu aliejų. Viską vėl išplaku. Į indą persijoju miltų su kepimo milteliais. Miltus sumaišau su moliūgo mase. Keksiukų masė paruošta. Į kepimo skardą susidedu formeles. Ir maždaug po 2 šaukštus dedu masės. Paruoštus keksiukus dedu į įkaitintą 180 laipsnių orkaitę ir kepsiu maždaug 20-25 minutės. Kol keksiukai kepa, pasigaminkime kremą. Pirmiausia, įsiplaksiu grietinėlę. Sudedame maskarponę sūrį. Pilame kondensuotą pieną. Ir dar viską gerai išplakame. Kremas paruoštas. Aš jį susidėsiu į konditerinį maišelį. Na štai, keksiukai mūsų iškepė. Dabar aš jas papuošiu kremo kepurėlėmis. Aš dar apibarstysiu apelsino žievelėmis. Taigi moliūgų keksiukai paruošti. Skanaus visiems!